Kodėl tiek daug porų išsiskiria? Kas šiandien veda tiek daug santuokų į pabaigą? Galbūt tu jau tai patyrei. O galbūt dabar svarstai apie skyrybas. Tačiau šiandien ieškosime atsakymo Dievo žodyje. Mato Evangelijoje 19 skyriuje Jėzaus klausimą. Ar leista vyrui atleisti savo žmoną dėl bet kokios priežasties? Ir Jėzus atsako, ką Dievas sujungė, žmogus te neperskiria. Jėzus aiškiai pasako, išsiskyrimas nėra Dievo valia. Mozė leido skyrybas tik dėl širdies kietumo. Ir tai yra pagrindinis klausimas. Santuoka nesibaigia dėl pinigų stokos, rutinos, darbo ar skirtumų. Ji baigėsi tada, kai širdis sukietėja. Kai vienas nebeturi kantrybės kitam. Kai vienas nustoja tarnauti kitam. Kai niekas nebenori nusileisti. Biblija moko. Būkite klusnūs vieni kitiems Kristaus baimėje. Ir dar. Pakęskite ir atleiskite vieni kitiems. Kitaip tariant, santuoka yra tarnystė, atsidavimas, atleidimas ir kantrybė. Kai to nebelieka, auga širdies kietumas. O kur kietumas, ten nėra nei dialogo, nei atleidimo, nei susitaikymo. Todėl tiek daug santuokų subyra. Jei gyveni santuokoje arba svajoji vieną dieną ją sukurti, prašyk Dievo šios malonės. Viešpatie, atimk iš manęs širdies kietumą. Tai yra tai, kas išlaiko namus tvirtus. Jei ši žinutė palietė tave, parašyk komentaruose. Viešpatie, atimk iš manęs širdies kietumą. Tebūna Dievo palaima tau ir tavo šeimai.